Atvykome į Švenčionėlius, paskutinis civilizacijos taškas ir dabar lysim į miškus. Šiaip man nieko nereikia, visko turiu, bet dar turiu progą pagalvoti. Vėl žygis, vėl solo žygis ir šį kartą mane likimas numetė į Labanorą. Kaip matot, irgi kuprinė ganėtinai sunki, 23 kg. Savo sunkiosios kameros neėmiau, ryškių gražių vaizdų nebus, bet turiu štai šią GoPro kamerą, pabandysiu su ją kažkiek pafilmuoti. Šiandien apskritai šito savaitgalio tikslas yra eiti 60 km iš Švenčionėlių link Molėtų, arba prie Molėtų yra toks kaimelis Žičkai, iš kur mane kolega paims ir parveš į Vilnių. Bet šiaip oras pasaka, truputėlį lyja, girdėjau griaustinį, tikiuosi nenuobodu naktį bus. Sekite paskui mane. Užklupo netikėtai lietus ir toks ganėtinai smarkus, tai slikuosi po medžiu ir dabar užsidėjau tokį tentuką mažą. Tai bandau laukti valandėlę kokią, nes pasižiūrėjau į prognozes, tai 7 mm, kas yra nemažai. Žiūrim, kas bus. Wow. Labai gražus griaustinio garsas. Šios kelionės tikslas yra pamatyti irgi daug ežerų, aplankyti kolegas šaulius jų festivalyje ir tada grįžti pas dar vieną darbo kolegą, pasakyti jam labas ir pasitarti, kaip jis mane parveš į Vilnių. Žodžiu, vakar atvykau į stovyklavietę, aišku, jinai yra vieša ir buvo žmonių, tai kažkaip influencerio, videoblogerio instinktas suveikė ir nelabai norėjau filmuoti. Tai realiai nieko nenufilmavau, bet naktis buvo sėkminga, ramiai išmiegojom. Buvo kaimynai, kurie šventė, bet jie ten tolėliau, tai visiškai jie man netrukdė. Bet šiandien šeštadienis pranašauja audras per pietus, tai skubu link kito taško, link Pastogės, bus toks sąskrydis draugų, tai ten mes bandysim ir nueiti. Šlavino ežeras.
Esu Rašios ežere, turbūt tai bus mano paskutinė stotelė šioje kelionėje, kažkaip toliau nebesinori eiti, ne tai, kad nenoriu, bet dėl to, kad truputėlį ir kojas skauda ir pavargęs bendrai jaučiuosi, bet sutariau jau su kolega, kad mane paims. Tai šiandien buvo padaryta apie 11 km nuo Lakajos miestelio iki Rašios ežero, pirmosios stovyklavietės. Šiaip ganėtinai gražus ežeras šitas irgi, skaidrus, visa krantinė nusėta stovyklaviečių, tai čia turbūt manau, kad mes dar sugrįšim. Va, tai iki.